Žiūrovai, abrikosų namuose sunoko dar vienas abrikosas. 70 kvadratų namukas su stoginė ir viduje tenai turime sandėliuką. Kodėl vadinu jos namukus? Todėl, kad jie yra atskirti per sandėliuką ir stoginę ir neturi jokio sąlyčio su gyvenamąja dalimi. Čia dar matote tokį vaizdą, tačiau už mažiau negu mėnesio mes turėsime išklotas trinkeles arba asfaltą su šviestuvais ir projekto pradžioje bus šlagbaumas, pro kurį pateks tik kvartalo gyventojai. Bandykime eiti į vidų, papasakosiu, kaip atrodo vidus. Tai sandėliukas. Jį negaliu, bet jums parodau analogą, kaip atrodo jo dydis. Jame numatytas yra šilumos siurblys, dviračiai, meškerės, padangos, o jeigu draugė žmona nelįs į namus ir bus galima ir permiegoti. Čia mes turime virtuvės langą. Patekus į vidų paruoštos nišos yra sieniniam spintam. Ko nepaminėjau, kad čia dar yra A++ klasė. Puikiai tinka saulės elektriniam. Vienas iš gyventojų būtent užsiema šiais darbais ir yra atsakingas už saulės elektrinių montavimą. Tai, jeigu norite gyventi nemokamai A++ klasiai, jums padės pats gyventojas susitvarkyti ir su paramomis, ir su montavimo darbais. Virtuvės zona. Šitoje vietoje valgomas stalas arba baras, televizorius, sofa, lova kampas, išėjimas į terasą su vaizdu į jūrą, kampinis langas. Pažiūrėkite, kiek žemės dar priklauso. Tvora ir dar užsukimas į dešinę pusę. Taip, tai galime turėti didelę terasą, kuri nueitų link miegamojo ir miegamojo langai iki žemės, taip pat galėtumėte iš miegamojo išeiti į savo terasą. Dar kartą parodau gražius vaizdus. Keliaujam toliau. Toliau mūsų laukia vonios kambarys ir 2 miegamieji. Vonia su langu. Čia mes galime turėti voną arba dušą, tualetas, kriauklė. Tėvų pagrindinis miegamasis. Šitoje pusėje per visą sieną mes galime turėti sieninę spintą, o čia miegama lova. Išėjimas į terasą. Ir dar vienas paskutinis miegamasis. Svečių, vaiko darbo. 2 langai iki žemės, daug šviesos. Taip pat matote, yra išvedžiota rekuperacinė sistemos gofros. Ir jeigu jūs sudomina, norite šito namuko Kaune, Aleksote, už tikrai prieinamą gerą kainą, rasite mano numerį komentaruose, skambinkite, rašykite, lauksiu jūsų čia. Iki pasimatymų.